Nors braškių sezonas jau silpsta, šių uogų gerbėjai žeria patarimus, kaip panaikinti blogą burnos kvapą, sužadinti seksualinį potraukį, įsibalinti dantis ar net numesti svorio. Atsakymas vienas – valgykite braškes, ir tai ne vienintelės jų gerosios savybės. Ieškau, kur didesnės, kur gražesnės. Esame Ukmergės rajone Obelių kaime. Šiuose laukuose jau 20 metų ūkininkas Vladas Guzelis augina braškes. Jų čia daugiau nei 10 hektarų. Kodėl braškės? Nežinau pats, turbūt gyvenimo linija tokia duota. Vat ir nešu, einu. Ponas Vladas juokauja, matyt raudona spalva jam skirta kokių horoskopų. Dar jaunystėje turėjo raudoną akordeoną, raudoną automobilį ir patraukė prie raudonų braškių. Kiek kasmet sulaukia derliaus iš tokių plotų, esą įvairiai. Čia kaip gamta duoda. Aš pavyzdžiui, porą metų dabar paskutinių grinai į nuostolį ėjau. Dabar buvo iššalę plotai po nepalankių žiemų. Iššalo 10 hektarų braškynų, reikėjo juos atkurti, tai investicijos irgi išparduotų nekilnojamą turtą vėl buvo patirtis, bet neliko braškynų. Tai dabar bandau vėl atsistoti ant kojų. Dalį derliaus ūkininkas urmu parduoda paskui turgavietėse prekiaujantiems jo uogomis. Kitas nusiskina patys atvažiuojantis šviežių braškių norintys žmonės. Pačiam braškės ar patinka? Taip, patinka. Nors kartais būna tokių dienų, kai aš neparagauju, nes čia tiek užimtumo būna, kad atsimenu vakare, kad aš šiandien nesuvalgiau nė vienos uogos. Seneliui braškynuose talkina ir anūkai. Tiesa, ir jie prisipažįsta nelabai braškėmis besimėgaujantis. Padedu žmonėm nešti dėžutes, kai sunku būna. Užrašau ten svorius, kiek atneša. Ar pačiam skanios tos braškės? Nu jo. O kaip dažnai valgai jas? Nu per dieną kokias kelias. Aš nevalgau, o čia daugiau žmonės valgo. O pačiam ar norisi? Nelabai jau. O kodėl? Per daug jau. Taigi pats braškių sezonas, kaip dažnai perkame braškes, o gal renkamės kitokias uogas. Šiaip yra įvairių, ir trešnių, ir braškės renkasi. Vyšnios kam. Šis pigesnis. Nu, bet vyšnios ar trešnės ar braškės? Braškės daugiausiai. Braškės. O kodėl vat braškės? Nu, toks sezonas jau braškų, tai reikia paragauti. Braškės yra vietės. O kaip manote, kurios yra vertingiausios mūsų organizmui? Man tai braškės. Pasirodo, braškės yra puikus vaistas nuo širdies ir kraujagyslių ligų, gerina nervų sistemą, balina dantis ir netgi padeda kovoti su kai kuriomis vėžio formomis. Pasak tyrimų, braškėse yra folio rūgšties, kurios reikia smegenų veiklai, kalio, kuris reikalingas raumenims, elektrolitų pusiausvyrai. Valgydami braškes gauname vitamino C, kuris stiprina imunitetą ir būtinas geležies įsisavinimui. Braškėse daug antioksidantų ir fenolių, kurie stiprina imuninę sistemą ir padeda kovoti su uždegiminėmis ligomis. Visos uogos, kurios yra tokios ryškios spalvos, tai turi antioksidantų. Tai vėlgi jie mums svarbus yra ir kaip širdies kraujagyslių ligos prevencijai, sakykime, taip pat be abejo vėlgi kova su žalingais radikalais. Taip, šios raudonskruostės puikus vaistas nuo širdies ir kraujagyslių ligų, nes gerina širdies darbą, kraujagyslės tampa elastingesnės, sumažėja kraujospūdis. Jose esančios medžiagos padeda kovoti su cholesterolio kiekiu. Folio rūgštis gerina atmintį. Neretai braškės vadinamos natūraliąja viagra, nes jose daug cinko, kuris didina lytinį potraukį. Yra bioflavonoidai, tai polifenoliai, kurie į vitaminus panašios medžiagos pasižymi labai stipriomis antioksidacinėmis savybėmis. Tai reiškia saugo organizmą nuo laisvųjų radikalų poveikio ir neleidžia tiem laisviesiam radikalam žaloti ląsteles, audinius, ir aišku plisti įvairiom tokiom ligom, kurios susijusios būtent su laisvųjų radikalų neigiamų poveikių. Lietuvoje viena iš tokių yra aterosklerozė. Taigi norite baltų dantų, užsidėkite ant šepetėlio sutrintą braškę ir patrinkite dantis. Norite padidinti seksualinį potraukį, su partnerė suvalgykite po saujelę kitą braškių. Braškėmis teigiama galima netgi sumažinti kūno svorį, o antikinės Romos gyventojai braškėmis gydė netgi depresiją, malšino karščiavimą ir net naikino blogą kvapą iš burnos.